Atsakyk man prašau į klausimą. Kodėl pardavimas pačiam tai yra streso duobė klientui? Įdomus klausimas. Taip, kaip čia galima atsakyti? Tai iš savo patirties, ane, nes aš irgi klientams sakau kartais, kad norit, galit patys parduoti. Nes kodėl toks klausimas būna? Kad kodėl toks komisinis? Tai, Taip, visi mes norim sutaupyti. Visi mes norim sutaupyti, taip, tai už darbą reikia mokėti, tai čia normalu. Tai vat visada sakau, kad galite pabandyti patys. Viskas tvarkoj. Bet ne visiems tai pavyksta, nes kodėl, nes emocijų daug. Tai yra tavo namas, nežinau, namas, būstas galim vadinti taip, nesvarbu kas, bet tu ten praleidi daug laiko, tu prisiriši, tu ten, nežinau, perki, kad ten svajonių sofa, svajonių lova, nežinau, ten įjaukini. Taip, viską įjaukini, ten išgyveni su šeima, nežinau, su artimaisiais, su kuo gyveni, išgyveni ten ir laimė, ir nelaimė, ne, ten. Ir tai tu labai, prisiriši. Nežinau, kaip pasakyti, bet, prisiriši, taip. Ir tau yra sunku. Kai ateina klientai ir sako, kodėl čia tokia, nežinau, sienų spalva? O jie taip palauk, tai, taip, jie įsižeidžia klientai tada. Taip, arba sako, kokia čia lova, tai iš vis ten kažkokia lieva. O jie galvoja, blemba, tokia patogi lova, taip gerai išsimiegu ten. Tai va, todėl tos emocijos trukdo ir kelia stresą. Tai normalu, kad kai atiduoda, ta prasme, patyrusiam brokeriui nepardavinėti, tai tada tas brokeris atlieka savo darbą, mes, atliekam savo darbą, tai mes tų emocijų tokių neturim, mes kompetentingi esam ir parduodam profesionaliai, tai mes įjaukinam, nežinau, mes atsakome visus klausimus, nes viską mums savininkas pasako, kiek komunaliniai, iš ko padaryti, jeigu ten namas kažkas, arba jeigu būtas, tai ar blokiniam name, ar mūriniam, kaip sakant, visus niuansus mes žinom, ten vamzdžiai pakeisti, ten, nežinau, instaliacija, elektros ir taip toliau, mes viską atsakom, bet mes neturim tų tokių prisirišimų. Ir kai pasako, kad ten kažkas blogai, tai mes pasakom, kad, nėra tai blogai, ten dabar padarytas kosmetinis remontas ar kažkas, ar sutinki su manimi? Jo, aš tai sakyčiau, kad turbūt mūsų pagrindinis yra ne tai, kad darbas, bet gal principas tai vadovauti šaltų protų, kad mes turime tą situaciją vertinti kritiškai, ne ant emocijų. Nes jeigu tu pradėsi vertinti, pavyzdžiui, įsivaizduoji, jai nepatiko mano sienų spalva. Ką jinai jau čia įsivaizduoja, žinai, vos ne taip. Tai neparduosiu. Parduosiu tam, kas mėgsta žydrą spalvą kaip ir aš ant sienų. Ir jeigu mes taip vadovausime, tai tada ir mūsų profesijos nereikia, nes čia tada gaunasi, kad bus tiesiog kažkoks tai bobų turgus, jeigu taip galima išsireikšti. Negražiai, aš suprantu, bet tokia yra ta tiesa. Todėl yra svarbu, kad būtų tas kritinis mąstymas, kad būtų tas šaltas protas, kai mes galime vertinti tą patį būstą pagal tos kriterijus, kaip čia pasakyti, žodžiu. Taip, mes nustatom kainą pagal vietą, nuo kvadratūros ir kvadrato kaina yra skirtingose lokacijose skirtinga. Tai mes ją ir įvertinam pagal tai ir aišku, turi būklė, įtakos, tai kainai. Tai mes visą šitą įvertinam, bet mes, teisingai tu pasakei, kad tas šaltas protas padeda mums, kaip sakant, ir parduoti, ir tas emocijas biškį nuslopinti, nes kartais, kai būna, kad parduodam būstą, kur gyvena savininkai, tai jie būna ir dalyvauja apžiūrose, tai jos biškį skaudina, bet aš visada prieš apžiūrą sakau, kad žiūrėkit, jeigu kažkas sakys, tai nekreipkiam taip jau dėmesio, žinai, jau ten į konfliktą. Bet ne visada pavyksta, nes būna skirtingo charakterio žmonės ir jeigu ten jau kažką tikrai pasako, kur žmogus su meile darė, o tas, čia sakau, labai nuo to psichologija čia žmonių. Tai įsiskaudina, bet, visai būna. Žinai, jeigu kažkas pasakytų man, kad jiem nepatinka mano paveikslas, kurį aš pakabinau, aš turbūt neparduočiau turto pati, jeigu žiūrėčiau kaip pardavėjas. O dar toks niuansas, ką noriu pasakyti, kodėl vėlgi verta pardavinėti būtent brokerio dėka. Derybos. Dažniausiai nemoka žmonės ne tai, kad nemoka vykdyti derybų, jie nemėgsta to daryti. Ne, gerai, turiu praktikoje tokių žmonių, kur
puikiai vykdo tas dėrybas. Turi vieną klientę, jinai nuostabi moteris, bet jinai taip gerai moka dėrėtis. Tai prasme, aš galėčiau iš jos pasimokyti, ne tik aš, bet koks žmogus galėtų. Bet žinokit, yra tokių žmonių, kur tų žodžių neištrauksi. Sakys, nu gerai, tarkim, vertė yra 250, nu gerai, už 220 paimsiu. Nu gerai, imkit. Ir viskas. Ir po to jis vaikšto nepatenkintas. Tai vat mūsų darbas yra pardavėjui tos pinigus sutaupyti, tiksliau uždirbti, kad būtų, žodžiu, kad jisai gautų norimą ar arti norimos kainą, o jau pirkėjui, mūsų darbas yra nuderėti tą kainą. Taip. Tai vat jeigu nežinote, kaip tai padaryti, reikia konsultacijos arba pagalbos, tai visi kontaktai yra po video, kreipkitės, Rašykite. padėsime jums, širdelį negailėkit laiko ir sekite mus.